Robertai, visų pirma, šiandienos įvykį dar kartą žaidėjų akimis, kaip mes viskas atrodė. Šiandienos? Šiandienos, taip. Kad nuvažiavome treniruotę, šiek tiek gal tam po dūmų ir baigęs treniruotę, bet žinau, sakau, visada iš blogo reikia šagerą išrauti, šiek tiek daugiau parisėsim, būsim gal ir tai šviesesni. Nevyko kažkokia tragedija, paprasčiausiai, aišku, netidėvom viską, kas treneris mūsų planavęs, bet jau per daug ilgai vis tiek ruošiamės, manau, kad tą vieną treniruotę čia kažko stipriai nebūtų pateikus. Gal sportinio pykčio čia tiek pridės, turint omeny, kad galbūt čia Vilniaus Žalgirio toks bandymas išmušti pusiausvyrą? Manau, to pykčio turi ir taip užtekti. Vis dėlto atvažiavom čia dėl olimpiados finalo. Jeigu kažkam tai neužtenka pykčio ar motyvacijos, tada jokie ir tankai nepadės. Vakar stebėjote žaidimą Venesuelos rinktinės. Kas tai per rinktinė, kaip jinai žaidžia būtent? Sąžininkai nedaug stebėjau, nežinau, kažkokio didelio įspūdžio nepaliko. Komanda prieš tas reikia žaisti, šiandien važiuosim į salę, pažiūrėsim daugiau, bet manau, kad jeigu viską atliksim tą, ką norim, turėtume ir pergalę pasiekti. Kokie pagrindiniai ginklai savo komandos, kuo remiasi, kaip jie žaidžia? Visos, manau, yra maži stipresni už didelius. Per daug postuojančių nėra, taip kad, manau, atsiduosim vis tiek daugiau mažų gynybą, bet, kaip sakant, užmigti negalima nieko. Visas tas smulkmenas dar vis tiek darinėjame ir treneris parodė duoda. Vadinasi, puolime nemažai turės remtis didesniai žmonės. Nežinau, kol kas nėra tokio planas, kad per ką remsimės, nežinom, ką jų reikia stabdyti, kokias atakas, o puolimą dar treneris pasakys ir tada turim viską treniruoti ir ten viskas bus aišku. O eilės nesimato dar galo, ne? TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.